Naujagimio neskubėkite dėti į nešioklę vertikalioje padėtyje dėl jo fiziologinio nebrandumo, silpnos galvos bei kūno kontrolės. Pratinkite palengva ir trumpam. Kai kurie specialistai nerekomenduoja tokių nešioklių iki 3 mėnesių amžiaus. Nešioklė neturėtų būti naudojama kaip lovos pakaitalas miego laiku, o būdravimo metu vaikutis turėtų būti skatinamas aktyvesniai veiklai. Nešioklė iš esmės skirta išėjimams su kūdikiu, pavyzdžiui pas gydytoją ir atgal, bet ne pasivaikščiojimams miego metu. Miegui yra skirta lova, gali būti vežimėlis ar lopšys. Stebėkite, ar vaikučiui toks nešiojimas netrukdo laisvai kvėpuoti, keiskite galvos padėtis, kad vieno išėjimo metu galva nebūtų pasukta į vieną pusę. Nešinėje kojytės, dubuo užpakaliukas turi sudaryti M raidės formą, varliuko pozą. Kojos sulenktos per kelius, užpakaliukas žemiau, vaikelis kojomis apsivijęs mamos ar tėčio liemenį. Nugarytė sulenkta C raidės formoje. Kūdikis turėtų būti prigludęs ties mamos ar tėčio krūtine, bet neprispaustas. Stebėkite, kad kvėpavimas būtų laisvas, galvytei leiskite pabūti tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Kūdikio užpakaliukas turi būti per nešioklės vidurį, o kojytės simetriškai eiti per šonus. Saugiausia nešiojimo padėtis veidui nešiotoje. Tik tada, kai kūdikis yra jau paaugęs ir fiziškai stiprus, geba tvirtai sėdėti ir išlaikyti tiesią nugarą, jį galima nešioti veidui pasaulį. Dauguma specialistų rekomenduoja kūdikį nešioklėje nešioti ne ilgiau nei 2 valandas per dieną. Svarbu kūdikiui suteikti kuo daugiau laisvės judėti ir nepamiršti laiko ant pilvuko. Kūdikis, leisdamas laiką autokėdutėje, gultuke, nešioklėje, supynėse ar kitoje įrangoje, turi mažiau galimybių natūraliai judėti. Tai yra spardytis kojytėmis, mosikuoti rankutėmis, sukioti galvą į šonus. Todėl netinkamas ir perteklinis prietaisų naudojimas gali sukelti ribotos erdvės sindromą, vadinamą konteinerio sindromu, kuris dažniausiai pasireiškia kūdikio galvos pokyčiais, raumenų įtampa ar vėluojančia raida. Taigi skatinkite vaikutį domėtis aplinką gulint ant pilvuko, paruoštoje jam žaidimo erdvėje ant grindų, migdykite lovytėje ar erdviame vežimėlyje, ribokite laiką kėdutėse, supynėse, gultukuose ar kitoje įrangoje.